Gintaras dažnai vadinamas Baltijos ar net Lietuvos auksu ir kartais vaikiškai smagu rasti audros ant paplūdimio smėlio išmestą gintaro gabalėlį. Tačiau Lietuva turi ir tikro aukso. Tokio, dėl kurio vyko karai, kurio geidė piratai, kurio ir dabar pilni valstybių strateginiai rezervai. Tokio, kurį pasakosi saugo drakonai ir kuriame nardo turtuoliai animaciniuose filmuose. Tokio, kuris kadaise buvo naudojamas tarptautinėje prekyboje ir kuris garantavo valiutos stabilumą. Tokio, kuris periodinėje elementų lentelėje užima 79 langelį. Lietuva turi ir tokio tikro aukso. Bet kiek? Ir kur jis yra? Auksas nuo seniausių laikų vilioja žmonės. Geisdami auksą žmonės leidosi į itin pavojingus žygius ir grobikiškas misijas. Aukso karšlygė praturtino vienetus, bet tūkstančius tiesioginė to žodžio prasme išvarė iš protų. Jau tūkstančius metų auksas yra siejamas su turtu. Ir nors kartais iš aukšto žiūrime į praeities žmonės, mes ir dabar puošimės blizgančio auksu, blizgančią auksinę juvelyriką, tiesiog norėdami pasirodyti, kad esame turtingi ir galingi. Tik mūsų aukso dirbiniai Lietuvoje yra atvežtiniai arba bent jau pagaminti iš atvežtinės žaliavos. Vietinis lietuviškas auksas, natūralus vietinis lietuviškas auksas lieka neišgautas, o jo tikrai yra. Sveiki, su jumis tinklalaidė Per man mazgas ir aš Nodum LT autorius Povilas Mažeika. Daug kartų esu sakęs, kad savo puslapyje pirmiausia dalinuosi smalsumu. Tai yra pasaulį matau per tokį, per klaustuką, kurio nuo vaikystės dar nepamečiau ir jau tikiuosi nebepamesti. Pats savo iškeliu klausimą, pasistengiu surasti atsakymą dažnai su automobilių gamintojų, mokslininkų, ekspertų pagalba ir tą atsakymą pateikiu jums, tai yra Nodum LT skaitytojams. Kartais tas klaustukas nukreipia į kiek netikėtas temas. Klaustukas yra riestas ir tiesių kelių tame smalsume nebūna. Ne visada kalbu apie techniką. Pavyzdžiui, domėdamasis Lietuvos geologiją, kiek nuostabaus aš žinojęs, kad turime daugiau aukso, nei aš būčiau spėjęs. Visada žinojau, kad Lietuvoje yra šiek tiek aukso. Aukso iš esmės po truputį yra visur. Aš maniau, kad Lietuvoje yra tik mažyčiai aukso pėdsakai, o iš tikrųjų turime potencialiai 100 milijonų eurų vertės aukso išteklius. Apie tai ir pasikalbėsime. Bet prieš tai pakviesiu užsukti į šio įrašo aprašymą, kurias ten nuorodos Nodum LT socialinius tinklus, taip pat kelius rekomenduojamus straipsnius ir Contribui puslapį. Nodum LT Contribui galite tapti svetainės ir šios tinklalaidės rėmėjais. Taip galite prisidėti prie šios svetainės ir tinklalaidės kūrimo, paskatinti kurti daugiau ir geriau, bet noriu padėkoti ne tik rėmėjams, bet ir tiems, kurie tiesiog skaito, klauso, komentuoja, giria, peikia, siūlo temas ir taip toliau. Ačiū jums visiems ir pakalbėkime apie lietuvišką auksą. Rengdama šią laidą konsultavausi su geologais, Lietuvos geologijos tarnyba, bet pagrindiniu šaltiniu tapo senas prieš beveik ketvirtį amžiaus, tai yra 2001 metais parašytas straipsnis. Tai yra Lietuvos geologų sąjungos žurnale Geologijos akiračiai publikuotas žinomo geologo Ginučio Juozapavičiaus straipsnis Auksas ir kiti vertingi mineralai Lietuvos kvartero nuogulose. Labai ilgas straipsnio pavadinimas, bet tai yra mokslinis straipsnis ir aš sakiau kvartero nuogulose. Tai noriu paaiškinti, kad kvarteras yra žemės vystymosi periodas, kuris yra dabar. Jis prasidėjo, mokslininkai vertina skirtingai, bet prieš maždaug 2,5 milijonų metų ir tęsiasi iki šiol. To straipsnio nėra internete. Aš jį gavau iš žurnalo redaktorius, bet jį galite susirasti, pavyzdžiui, bibliotekose. Aš negaliu platinti, tai nuorodos nerasite, bet tai yra rimtas mokslinis tekstas, pilnas geologijai būdingų sąvokų, paaiškinimų, nes, aišku, tą žurnalą pirmiausia skaito kiti geologai. Mes nesame geologai, aš nesu geologas ir jūs nesate geologai. Todėl pasistengsiu viską paaiškinti paprasčiau, atsakydamas tik į pagrindinius klausimus apie Lietuvos gelmėse esantį auksą. Visų pirma, tai jis net nėra labai giliai. Kai sakau gelmėse, tai atrodo, kad aš kalbu apie kažką kilometro gylį ar panašiai, bet ne, tai yra tiesiog Lietuvos žvyrynuose esantis auksas, kuris nėra labai giliai. Tiesiog, kur yra žvyras, ten yra auksas. Tai pradėkime nuo to, kiek aukso yra Lietuvos gelmėse. Tai galbūt yra pats įdomiausias klausimas, dėl kurio jūs paspaudėte šią tinklalaidę. Trumpas atsakymas – tikriausiai tarp 2,5 ir 3 tonų. Kalbame apie tonas aukso Lietuvos žemėje. Pagal šios laidos įrašymo metu galiojančias kainas, toks aukso kiekis yra vertas iki 280 milijonų eurų. Tai tikrai nėra nereikšmingas skaičius. Įsivaizduokite, kiek stadionų galime pastatyti už tokią sumą? Už tikrą lietuvišką auksą. Kiek stadionų galime pastatyti? Aš, aišku, juokauju, nepastatytume nei vieno stadiono, tai nėra pinigų klausimas, bet tai yra 3 tonos aukso, 280 milijonų eurų. Tai tikrai nėra nereikšmingas skaičius.
Daugiausia mūsų aukso yra žvyro telkiniuose šiaurės rytinėje šalies dalyje, tiksliau Tauragnų ir Dysnų žvyrynuose ir prie Didžiasalių. Tai yra Utenos ir Ignalinos rajonuose, tame Lietuvos kampe arčiau, pirmiausia arčiau Baltarusijos, bet arčiau Latvijos ir Baltarusijos sienų, tai yra tame Lietuvos krašte. Galbūt sunku įsivaizduoti, kaip atrodytų tos 3 tonus aukso vertus 280 milijonų eurų. Įsivaizduokite kubą, kurio kraštinės ilgis yra 53 cm. Kaip žinote, visos kubo kraštinės yra vienodos, tai įsivaizduokite kubą, kurio kraštinės ilgis yra 53 cm. Štai ir visas Lietuvos gelmių auksas. Kaip koks pufas jūsų svetainėje ar nedidelio šuns būda. Tas Lietuvos aukso kubas lengvai tilptų Volkswagen Passat bagažinėje. Aišku, Passatas nepavežtų 3 tonų svorio, jis sulūžtų per pusę, bet suprantate, ką turiu omenyje. Geometriškai, išmatavimų prasme, jis tilptų, universalų bagažinėje. Galite įsivaizduoti, kad visą tą Lietuvos aukso kubą pavežtų nedidelis sunkvežimis. Be jokių problemų. Yra automobilių, kurie yra sunkesni už tą Lietuvos turimą auksą, bet tai vėlgi nėra nereikšmingas skaičius. 3 tonus aukso yra pakankamai daug ir 280 milijonų eurų irgi yra pakankamai nemaža pinigai. Tik aišku, aukso kubais niekas nesaugo, aukso niekas neišlieja į tokius sunkius ir sunkiai gabenamus kubus. Auksas yra dažniausiai saugomas tokiais blokais, tokiamis plytomis. Filmuose tikriausiai esate matęs plytas, kurios dažniausiai yra visokių bankų saugyklose ir jas dažnai taikosi vagys. Tai viena tokia plyta sveria apie 12,4 kg. Tai yra standartas, tarptautinis toks matas, kaip auksas turėtų būti saugomas ir pervežamas. Tai viena tokia plyta yra 12,4 kg. Prisiminkite šį skaičių, kai matysite filmuose, kaip vienas herojus kitam herojui per visą kambarį vieną ranką meta tą plytą ir jis ten sugauna ją labai lengvai ir ten visi nešioja po kelias tokias plytas be jokių problemų. Iš Lietuvos gelmių aukso galėtume pagaminti 242 tokias plytas. Vėlgi, jos būtų vertos 280 milijonų eurų dabar galiojančiam aukso kainom. Man buvo įdomu sužinoti ir tai, iš kur mes žinome bent jau tą apytikslį Lietuvos gelmių aukso kiekį. Nes, kaip žinote, Lietuvoje auksas nėra išgaunamas, tai pamatuoti jo fiziškai neįmanoma. Tai kaip mokslininkai apskaičiavo, kad Lietuvos žvyrdobėse, žvyrynuose yra tiek aukso. Minėtas Ginučio Juozapavičiaus straipsnis turi atsakymą. Nors Lietuva yra maža šalis ir iš paukščio skrydžio atrodo labai vienodai, labai vientisai, skirtingų mūsų šalies regionų geologija šiek tiek skiriasi, nes tie ledynų liežuviai, kurie slinko per šią žemę, jie formavo ją ne visiškai vienodai ir Lietuvoje yra keli tokie skirtingi geologijos regionai. Tyrimai atliekami visoje šalyje ir paieškoti ir rasti aukso galima tikrai visur. Kaip minėjau, auksas nėra toks retas, kad jis būtų koncentruotas tik viename regione kažkur, bet jo viename Lietuvos krašte, tame minėtume šiaurės rytinėme regione, labiau rytinėme galbūt regione, aukso yra gerokai daugiau negu likusioje šalies dalyje. Mokslininkai seniai žino, kokie procesai formavo Lietuvos geologiją ir kad didžiausia tikimybė rasti vertingų sunkiųjų mineralų yra Kvarco Žėručio provincijoje, kuri yra tame rytų Lietuvos regione. Kai tyrimai buvo atlikti, geologai patvirtino, kad žvyro telkiniuose tame Lietuvos kampe yra daug daugiau aukso nei likusioje šalies dalyje. Pavyzdžiui, vakarų Lietuvoje, kur daugiau yra amfilobų, tam tikrų silikatų grupės mineralų, kurie pasirodo mūsų šalies atveju nėra, daug žadantis aukso paieškose, ten aukso beveik ir nėra. Yra, bet jau visiškai nereikšmingi pėdsakai. Šiaurės rytų Lietuvoje ir labiau galbūt netgi rytų Lietuvoje aukso koncentracija yra žymiai didesnė nei kitur. Beje, ir Baltarusijoje, kadangi minėjau, jūs žinote, kur yra Didžiasalis, jis yra visai prie pat Baltarusijos sienos ir geologija toks dalykas, kad į valstybių sienų nepaiso ir taip pat procesai, kurie Lietuvoje atitempė aukso ir Baltarusijai ir jis ten yra, abiejose sienos pusėse. Baltarusijos mokslininkai kadaise buvo nustatę, kad ten yra šiek tiek padidėjusi aukso koncentracija, irgi Kvartero nuogulose ir tai yra iš esmės tas pats telkinys, kuris yra ir Lietuvoje. Taigi, mokslininkai žiūrėjo tos ženklus ir jų buvo tikrai daug, kad didžiausia tikimybė rasti bent kokį reikšmingą aukso kiekį Lietuvoje yra būtent toje šiaurės rytų pusėje. Tuomet jie ėmė mėginius
ir ieškojo juose aukso, daugiausiai naudodami cheminius procesus. Visų pirma, jie paima to žvyro smėlio ir atskiria, išsijoja, išplauna smulkiąją jo dalį. Tai yra, jie atskiria smulkiausias frakcijos daleles, nes didelių aukso grynuolių Lietuvoje rasti tikrai nesitikima, ar jų tikrai nėra. Toje atskirtoje smulkiojoje mėginio frakcijoje nugula sunkiausios dalelės, tokios kaip metalo dulkės. Ten tikrai nugula ir auksas, kuris, kaip galbūt supratote iš to mano 3 tonų kubo pavyzdžio, yra pakankamai, jis yra labai didelio tankio ir jis yra sunkus. Beje, galbūt esate matę filmuose, kaip žmonės Amerikoje upių dugno nuogulose ieškodavo aukso tokiamis lėkštėmis. Tai jie pasisemdavo tą lėkštę šiek tiek dugno nuogulų nuo upės dugno ir tos pačios upės vandeniu išplaudavo, judindavo tą lėkštę, kol joje likdavo smulkios dalelės. Tai beje žmonės daro iki šiol, daugiausiai tokie geologijos entuziastai, jau dabar praturtėti taip nesitikima, bet žmonės to užsiima tiesiog, pasilinksminimui. Tos lėkštės iki šiol gaminamos ir jas naudoja beje ir geologai, ir kaip minėjau, entuziastai, kurie tiesiog, savo malonumui paieško aukso, pavyzdžiui, Aliaskoje. Ir jo dar randa. Jie plauna tas upės dugno nuogulas, upės vandeniu ir paskui juose ieško žibančių aukso dalelių, kuris dažnai būna ten kelių milimetrų dydžio. Kelių milimetrų jau būtų daug, bet 1-2 milimetrų dydžio. Ir aišku, taip jie neužsidirba, bet galbūt pasilinksmina ir pabando šitą įdomaus naujo. Mokslininkai Lietuvoje to tikrai nedarė, nes mūsų geologija yra kitokia ir ten aukso nebuvo ieškoma upės dugne, ten buvo aukso ieškoma žvyro telkiniuose ir mūsų atveju žibančių dalelių, saulėje žėrinčių dalelių rasti nepavyktų, nes mūsų auksas yra ypatingai smulkios frakcijos. Plika akimi jų pastebėti negalima, jos yra nematomos. Jas galima pastebėti naudojant tikslius prietaisus, pavyzdžiui, spektrometrus, kurie atskleidžia tikslę mėginio elementinę sudėtį. Taip pat auksą galima išplauti naudojant rūgštis ir paskui iš tos rūgšties ištraukti auksą ir taip apskaičiuoti, kiek jo buvo konkrečiame mėginyje. Galbūt visą tai atrodo sudėtinga, bet taip ir turi būti, tai yra mokslininkų darbas. Bet mano pagrindinė mintis čia yra tai, kad Lietuvos auksas neguli kaip pastebimi blizgučiai ir grynuoliai. Lietuvos auksas yra labai smulkios dulkės įsimaiščiusios į žvyrą ir smėlį. Norint sužinoti, kiek jų yra kiekviename mėginyje, reikia sijoti, plauti ir galiausiai naudoti cheminius procesus arba spektrometriją, kad pavyktų sužinoti, kiek aukso yra konkrečiame mėginyje ir pagal tai apskaičiuoti, kiek aukso apskritai yra tame telkinyje. Bet taip mokslininkai sužinojo, kad aukso koncentracija šia prasme geriausiuose Lietuvos regionuose siekia nuo 0,56 iki 0,59 gramų tonoje. Šis skaičius yra pakankamai įdomus, todėl aš jį pakartosiu. Aukso koncentracija tuose geriausiuose, auksingiausiuose Lietuvos žvyrynuose yra nuo 0,56 iki 0,59 gramų tonoje. Palyginti mažiausiai aukso turinčiuose žvyro telkiniuose, greičiausiai vakarų Lietuvoje, aukso koncentracija gali būti ir vos 0,002 gramai tonoje. Tai yra jau žymiai mažiau. Tai tie 0,56-0,59 gramai tonoje rytų Lietuvoje yra jau visai pakankamai apčiuopiama koncentracija. Vis dar žema, bet jau pakankamai apčiuopama daug aukštesnė negu likusioje Lietuvos dalyje. Tai reiškia, kad iškasę 2 tonas žvyro ir smėlio grunto galime gauti kiek daugiau nei 1 gramą aukso. Ir tai atrodo labai žema koncentracija, bet visgi didesnė negu likusioje šalies dalyje, tai yra mūsų auksingiausias regionas. Žinodami šią koncentraciją ir žvyro telkinių dydį ir tam tikrus geologijos mokslo principus, mokslininkai apskaičiavo, kad turime apie 2,5 tonos aukso ten po žeme. Didžioji jo dalis, beveik 2 tonus, yra Didžiasalio telkinyje, likusi dalis Tauragnų telkinyje. Šis skaičius tai yra 2,5 tonos minimas ir tame 2001 metų straipsnį, bet kadangi Lietuvoje aukso yra ne tik šiuose 2 telkiniuose, greičiausiai bendras Lietuvos gelmių aukso kiekis turėtų būti apie 3 tonas. Žinoma, tai nėra visiškai tikslus skaičius, galbūt to aukso yra šiek tiek daugiau, bet stebuklų nebūna ir nebus labai daug daugiau. Tai yra apie 10 tonų jau tikrai nekalbame.
Tikriausiai nekalbame net apie 5 tonas, tikriausiai nekalbame ir apie 4 tonas aukso. Bet kaip minėjau, net jeigu yra 3 tonos aukso, tai yra 280 milijonų eurų. Tai yra tikrai reikšminga suma ir tikrai reikšmingas aukso kiekis Lietuvos gelmėse. Tas auksas Lietuvos teritoriją pasiekė slenkančių ledynų pagalba, kaip aš buvau jau užsiminęs. Tie patys ledynai, kurie Lietuvoje numetė didelius riedulius, formavo kalnus ir pakalnės, jie kukliai pabarstė ir šiek tiek grunto iš Šiaurės Europos, konkrečiai iš dabartinės Šiaurės rytų Suomijos. Tame grunte yra šiek tiek aukso dulkių. Aukso telkiniai apskritai skirstomi į pirminius ir antrinius. Pirminiai yra tie, kurie susidaro, galime sakyti, iš apačios. Tai yra vulkaniniai ir kiti procesai iškelia auksą iš žemės gelmių. Tokių pirminių telkinių yra, pavyzdžiui, Švedijoje ir Suomijoje, kur yra aukso kasyklų ir auksas yra išgaunamas masiškai. Į antrinius telkinius auksas atkeliauja tokių paviršinių procesų metu, pavyzdžiui, tekant upėms arba, kaip mūsų atveju, šliaužiant ledynams. Taigi Lietuvoje turime tos antrinės kilmės aukso, kurio kilmės šalyje, tai yra Suomijoje, šis vertingas metalas yra išgaunamas masiškai net keliose kasyklose. Suomija yra ypatingai aukso turtinga Europos šalis. Aišku, pasaulyje yra daug aukso turtingų šalių, bet Europos mastais Suomija yra labai turtinga aukso. Ir ten to šiaurinė jos dalis tikriausiai slepia apie galbūt 100 tonų aukso, greičiausiai netgi daugiau, nes aukso kasyklos Suomijoje yra labai produktyvios. Pavyzdžiui, Suomijoje prie Kitilos miestelio Laplandijoje yra didžiausia Europos aukso kasykla. Ji 2024 metais išgavo daugiau nei 6,2 tonas aukso. Per vienus metus 6,2 tonas aukso. Tai yra ta viena kasykla per vienus metus išgavo daugiau nei 2 daugiau aukso, nei Lietuva turi apskritai. Ir tai buvo tik per vienus metus. Ir tai net nebuvo rekordiniai metai, beje. Vienais metais ši kasykla prie Kitilos miestelio išgavo apie 6,4 tonas aukso. Ir tai yra tik viena iš kelių aktyvių aukso kasyklų Suomijoje. Aišku, pati didžiausia Europoje, bet vis tiek tik viena iš kelių. Ir tai yra šioks toks geras pavyzdys apie tai, dėl ko Lietuvoje nėra aukso kasyklos. Suomija turi daug daugiau aukso ir ji gali jį išgauti produktyviai ir didžiuliais kiekiais, tai yra 6,2 tonas aukso vienoje kasykloje. Didžiausias kada nors Suomijoje rastas aukso grynuolis sveria beveik 393 gramus, tai yra beveik 400 gramų. Nors apvalinti aukso kiekį taip drąsiai jau yra šiek tiek keista, nes kiekvienas gramas yra labai brangus. Bet tas aukso grynuolis, vienas gabalėlis aukso buvo 393 gramų svorio. Ir jis buvo rastas tuose kraštuose, iš kurių ledynai mums atitempė auksą. Tačiau Lietuvą atvykęs auksas yra visiškai mažas. Iš esmės tai yra aukso dulkis. Dalelės dydis, Lietuvos aukso dalelės dydis gali būti maždaug 0,1–0,15 mm. Tai yra 10 milimetrų. Jeigu turite po ranka kažkur liniuotę, pažiūrėkite, kaip atrodo milimetras ir pabandykite tą tarpelį padalinti į 10 dalių. Tai yra mikroskopiškai mažos aukso dalelės. Ir todėl jūs nuvykę į tuos žvėrynus savo paprastomis buitinėmis priemonėmis, net nežinau kuo, lupomis, to aukso galite ir neieškoti, net ir nuvykę į tuos pačius auksingiausius Lietuvos žvėrynus, ten jūs nieko nerasite. Tiesa, kalbant apie pramoninę aukso gavybą, ta smulki dalelių frakcija nevaidino žymaus vaidmens, bet didesnių problemų galėtume išgauti ir tokį smulkų auksą. Tai yra visiškai normalu ir pasaulyje tai vyksta nuolatos ir tai, kad mūsų auksas yra labai smulkios frakcijos, nevaidina jokio vaidmens pramoninės gavybos prasme. Bet Lietuvoje auksas nėra išgaunamas ir galbūt jums kyla klausimas, kodėl. Tai pagrindinis paprastas atsakymas būtų dėl to, kad jo koncentracija yra labai maža. Bet aš kalbėdamas su savo šaltiniais visada pabrėžiu, kad mano klausimai nėra susijęs su gavyba. Nenorėjau, kad jie pamanytų, kad aš visiškai nesuprantu situacijos, nesuprantu tos koncentracijos ir bandau kelti nereikalingą klausimą, kodėl auksas nėra išgaunamas, kodėl Lietuvoje nėra aukso kasyklos, kodėl žmonės negali eiti pasikasti žvyro ir jame ieškoti auksą. Tai aš suprantu, dėl ko taip yra. Nenorėjau atrodyti kaip beprotis, kuris bando Lietuvoje sukelti aukso karštligę visiškai be jokios priežasties. Aš suprantu, kad tavo aukso koncentracija yra labai maža ir
žema ir net jei šiek tiek didesnė tame Lietuvos kampe, aukso gavyba yra tiesiog neprotinga. Todėl gavęs tą 2001 straipsnį nustebau perskaitęs, kad autoriaus nuomonė pelningai išgauti auksą Lietuvoje yra įmanoma. Aišku, kalbam apie prieš 24 metus parašytą straipsnį, bet situacija pasikeitė visiškai kitaip. Auksas tapo daug brangesnis negu buvo tuomet. Ir vis tiek įdomu, kad geologas tuomet, tais 2001 metais, įvertino tą Lietuvos turimą auksą kaip prieinamą pramoniniai gavybai. Tiesa, jis pabrėžė, kad pelningai išgauti lietuvišką auksą būtų įmanoma tik realizuojant ir tuos, sakykime, šalutinius išteklius, kaip pavyzdžiui žvirgždą ir žvirgždos skaldą, smėlį ir panašiai. Bet, jį visada galima parduoti, statybininkas visada reikia to grunto. Autorius taip pat pabrėžė, kad tam reikėtų naudoti cheminius procesus, kuriuose naudojami, kaip jis pats rašė, nuodai. Jis, geologas, savo straipsnėje paminėjo būtent šį žodį – nuodai. Tai yra rūgštys auksui tirpinti tiesiai iš tų grunto mėginių, iš to iškasto žvyro, jis būtų plaunamas iš esmės rūgštimi ir iš tos rūgšties būtų išgaunamas auksas. Jis taip pat paminėjo, kad aplinkosauga ir net psichologinis visuomenės paruošimas stipriai pakoreguotų net pačius palankiausius ekonominius skaičiavimus. Ir tai beje greičiausiai yra visiškai suprantamas priežastis, kodėl aukso gavyba Lietuvoje būtų neprotinga. Tačiau jei paskaitysime naujesnius šaltinius, kurie rašo apie Lietuvos gelmio auksą, apie gamtinius išteklius, ten būtų pabrėžiama, kad aukso gavyba Lietuvoje šiuo metu yra neekonomiška. Nors aukso kaina dabar yra daug aukštesnė buvo 2001 metais, kai buvo parašytas tas straipsnis, šiuo metu aukso gavyba Lietuvoje yra neekonomiška. Ir atrodo, kad tyčia pabrėžiami žodžiai šiuo metu. Ir tikriausiai taip ir yra. Iš tikrųjų, tam yra priežastis. Aukso išgavimas yra susijęs su didžiuliais kaštais, ypač kai kalbame apie tokią žemą koncentraciją, kokia yra Lietuvoje. Tai yra daugiau sumokėtume už sunkvežimius, darbuotojus, logistiką, žemę, technologijas, energiją ir taip toliau, nei gautume pardavę išgautą auksą. Aš minėjau, kad Lietuvoje yra aukso už galbūt 280 milijonų eurų. Bet jeigu mes jį išgautume, galbūt ta gavyba kainuotų 300 milijonų eurų arba 400 milijonų eurų, tai prastas verslas. Tačiau bent jau teoriškai vienas iš dviejų veiksnių gali pasikeisti. Tai yra aukso kaina gali šokti dar aukštesnės, nematytas aukštumas, arba naujos technologijos gali išgauti auksą galbūt pigiau, galbūt nesudarkant kraštovaizdžio ir panašiai. Dabar netgi sunku tai įsivaizduoti, kaip atrodo technologija, kuri nesudarkytų aplinkos, bet leistų išgauti auksą pigiai. Bet teoriškai tai yra įmanoma, technologijos visada žengia į priekį. Aukso gavybos technologijos iš tikrųjų tobulėja, gerėja jų efektyvumas ir galimybės išgauti auksą iš žemos koncentracijos telkinių iš tikrųjų gerėja. Kita vertus, reikia pasakyti, kad net jei tai būtų šiek tiek pelninga, tikriausiai pelnas būtų toks mažas, kad vis tiek nebūtų verta niokoti to Lietuvos gamtos kampo. Net jeigu iškasite auksą ir jį pardavę, gautume, tarkim, 10 milijonų eurų. Ar tai būtų verta tos žalos aplinkai? Nes aukso gavyba vis tiek yra susijusi su dideliais aplinkosauginiais iššūkiais ir mažiausiai tos vietovės reljefas būtų stipriai pakeistas. Greičiausiai, kad pelnas nebūtų vertas to, ką tektų padaryti. Ir netgi tai yra susijęs su didelėmis rizikomis. Kas iš to, jeigu mes iškasime tą auksą ir būtume kažko neįvertinę ir galiausiai paaiškės, kad ta gavyba buvo daug brangesnė arba nukris aukso kaina. Tiesiog tai yra neprotinga. Kol kas tai yra neekonomiška, bet tuo pačiu tai yra neprotinga. Taigi Lietuvoje aukso bent jau artimiausiu metu tikrai nekasime. Tiesa, Lietuvoje aukso ieško ne tik geologai, kurie, kaip minėjau, aukso jau yra radę, bet ir archeologai. Auksas mūsų kultūroje anksčiau didelio vaidmens nevaidino ir paplito palyginti vėlai. Daugiausia aukso galima rasti religiniuose meno darbiniuose, kalbant apie senuosius laikus. Archeologai retai randa aukso dirbinių, kuriuos būtų galima datuoti 1-ame tūkstantmetyje ar 2-ojo tūkstantmečio pradžioje. Tai yra, auksas mums buvo svetimas. Tačiau įdomu tai, kad pora tų retų paauksuotų dirbinių buvo rasti Taurapilio pilkapyne ir Piliakalnyje. Taurapilio pilkapynės ir Piliakalnis, ta archeologų dominanti vietovė, yra prie Tauragno ežero kranto, visai netoli vietos, kur yra vienas iš didžiausių Lietuvos natūralių aukso telkinių. Ten rastas aukso turinčios diržos aktis bei kalavijų makščių apkala. Tai aišku, tai yra sutapimas, bet kartu ir įrodymas, kad tas regionas prie Tauragno ežero, prie Dysnų ežero
tas regionas yra auksinis Lietuvos žemėlapyje. Ten yra randama aukso ir archeologai jo randa, ir geologai jo randa. Tai tiek galbūt apie Lietuvos gelmių auksą. Aš pakartosiu pagrindinius skaičius, tai Lietuvoje yra tarp 2,5 ir 3 tonų aukso ir jis tikriausiai yra vertas 280 milijonų eurų, bent jau dabartinėmis aukso kainomis. Jis atkeliavo iš Suomijos, kuri yra turtinga aukso ir jį atnešė ledynai. Aukso dalelės dydis Lietuvoje yra apie 0,1-0,15 mm. Tai yra 10 mm ir jo tikrai neapsimoka ieškoti, jis yra rytinėme Lietuvos kampe, prie Baltarusijos sienos, tai yra prie Didžiasalio ir prie Tauragnų. Tai tiek apie Lietuvos gelmių auksą. Tačiau galiausiai pabaigą noriu paminėti ir tokį įdomų faktą, kurį galbūt jūs jau neseniai skaitėte spaudoje, kad Lietuva turi aukso ne tik po žeme ir ne tik Lietuvos teritorijoje. Lietuva turi ir dar 5,8 tonas aukso Anglijoje. Tai yra Lietuvos valstybės aukso rezervai sukaupti daugiausia pirmosios Respublikos gyvavimo metu, tai yra tarpukaryje. Lietuva kovojo už tą auksą, nes dalis to aukso Lietuva atkeliavo iš tikrųjų po karų ir Lietuva tarpukario metais turėjo netgi daugiau aukso. Bet 1993 metais Lietuvos bankas sugebėjo susigrąžinti būtent daugiau nei 5 tonas aukso. Šiuo metu Lietuva turi 5,8 tonas aukso saugomos Anglijoje. Lietuvos bankas susigrąžino savo auksą iš Anglijos, Prancūzijos bankų, taip pat iš tarptautinio atsiskaitimo banko Bazelyje, tai yra Šveicarijoje. Lietuvos auksas saugomas Anglijoje dėl kelių priežasčių. Visų pirma, dėl galimybės į jį investuoti. Auksą galėtume parsivežti į Lietuvą. 5,8 tonus auksą net nėra labai sunkus krovinys. Bet tai vis tiek būtų brangu dėl apsaugos, dėl procedūrų, dėl dokumentų ir panašiai. Bet esmė yra tame, kad būdamas Anglijoje, būdamas Bank of England saugyklose, tas auksas yra investuojamas. Jis uždirba daugiau pinigų, nei kainuoja jo saugojimas. Tarpu Lietuvoje jis būtų tiesiog saugomas. Tai yra, jis kainuotų pinigus. Jis tektų mokėti už apsaugą ir panašiai. Bet to Lietuvoje jį būtų laikyti rizikinga. Ne tiek dėl vagių, Oceano 11 į Lietuvos auksą tikriausiai nesitaikytų, bet dėl geopolitinės padėties. Aišku, visi tikimės, kad karas Lietuvą negrįš ir panašiai, bet tas auksas buvo atgautas dėl to, kad jis nebuvo saugomas Lietuvoje. Tai yra paprastas faktas, nes jeigu būtų buvęs Lietuvoje, tai tikriausiai mes būtume viso jo netekę. Taigi jis geriausia gali būti Bank of England saugyklose kažkur rūsiuose paslėptas ir neprieinamas. Palyginimui Latvijos aukso rezervai yra kiek didesni. Latvija turi apie 6,66 tonas aukso, tuo tarpu Estijos aukso rezervas šiuo metu yra mažesnis. Estija turi tik 250 kg aukso. Tai galbūt tiek apie Lietuvos auksą. Ačiū, kad klausėte. Dar kartą pakviesiu užsukti į šio įrašo aprašymą. Ten rasite nuorodas į Nuodomo.lt socialinius tinklus, rekomenduojamus straipsnius, taip pat rasite Contribui puslapį, kur kviečiu tapti šios svetainės rėmėjais. Ačiū, kad klausėte, ačiū, kad skaitote ir iki.